Jau, sveiki, gyvi. Kaip jūs laikotės, kaip gyvena naujas projektėlis mūsų name. Tai ir vandens mazgo atnaujinimas. Realiai, santechnikai čia pas mumis truputį naujino vandens mazgą. Bandome tvarkyti savo įvedimą iš miesto ir mūsų pagrindinį skaitliuką. Tai šitoj vietoj viskas atsilaisvina. Tada galvojam šitoj vietoj dėti filtrą ir tada šitoj vietoj šiek tiek aukščiau dėsis naujas skaitliukas ir tada važiuos tuk 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 tuk. Išvedimas į lauką bus laistymo sistema pajungta. Aišku, kad jis kuris dings. Davai, važiuojam. Turim truputį atsinaujinusi mazgą, prieš tai neturėjom jokių filtrų, neturėjom jokių kranelių, neturėjom jokių manometrų. Tai viską susuko, viską sulitavo, viską padarė. Trakinom naują skillsą, kaip lituoti vamzdžius plastikinius. Ir dabar galėsim jau sekantį kartą patys imti lituoklį į rankas ir keistis vamzdžių. Pernai metais pasirašėm projektą želdinių laistymo skaitiklio įsirengimui. Rašiau prašymą birželio mėnesį, patvirtino rugsėjo mėnesį. Tik tais dėl to, kad praeitą vasarą, kaip žinot, buvo sausra didelė, dėl to Kauno miesto savivaldybė nepriėmė naujų prašymų želdinių skaitiklių įsidiegimų. Kas gaunasi įsirengus skaitiklį želdiniams? Tai, kad jūs nemokate kanalizacijos mokesčio, kuris šiuo metu yra, pagal mano sąskaitą žiūrint, €70 ir už kubą vandens tik tais mokėtume 88 centus eurų. Tai va, tai realiai šitas vanduo, jisai bus skirtas laukui, pievutėms laistyti, daržams, kiek ten jų bus, gėlytėms. Bemontuojant sistemą iškilo kelios problemos. Tai viena problema ta, kad va dabar jau yra leidžiamas vanduo. Ir miesto vandentiekio slėgis yra 4 barai, kaip matot, yra dabar kritę iki 2,8. Taip yra todėl, kad mūsų šitas naujas įvadinis vamzdis surūdijęs, jisai neturi tokio pralaidumo, tokio debito. Arba kitas variantas, šitas kranas grybą pjauna, ko pasekoja mes irgi nebeturim pakankamo slėgio sistemų. Ir gaunasi, kuomet atsukom 2 kranus, galim pamėginti atsukti. Atsukom kraną ir galit pastebėti, iki kiek krito mūsų slėgis, iki 1,5 baro. Tai nėra gerai. Ir dar sekanti problema yra ta, kad neturim atsukimo krano, tai yra užsukimo krano iš gatvės pusės. Reiškia, kuomet mes turim bendrą vandentiekio sistemą einančią per kvartalą ir atšaką į mūsų namą, tai ant tos atšakos nėra užsukimo į mūsų namą. Tai bandysim derinti su Kauno vandenim, kad jie tą kraną įdėtų. Tuo metu, kai jie dės tą kraną, mes čia ardysim, griausim ir kišim plastikinį vamzdį. Taip, kad per tokius senus metalinius vamzdžius galim prakišti plastikinį vamzdį ir ten jau prie sistemos visos bendros prisijungti ir turėti tikėtina tiek švarų, tiek gero slėgio vandenį. Mintis tokia, kad šičia turime pridėję šniuriuką tam, kad nukreiptume vandenį iš šito taško į kibirėlį. Nes čia irgi pradėjo lašėti, kai visą sistemą mes sujudinam. Plius, nežinau kas atsitiko, bet per šitą vietą pradėjo judėti, nors mes šito nesukinėjom, tik tai šito kraną buvom užsukę. Ir kas dar toliau, yra mechaninis surinkėjas,
drožlių, šiukšlių ir visokių kokių dalykų, tai irgi prasėdėm, prasivalėm, įdėjom bendrą sistemą. Ir toliau irgi skaitiklis anksčiau buvo jisai va šitoje vietoje, tai mes jį perkeliam į čia, tam, kad su filtrais vienodam aukštyje būtų. Ir įdėjom 2 filtrus, vienas stambios frakcijas, kitas smulkesnės, tai vat, kaip matot, smulkesnės jisai jau prisigaudęs kažko yra. Kodėl mes turim manometrus įsidėję? Tai pirmas manometras parodo, koks yra vandens slėgis iš miesto, o antras manometras už filtrų parodys mums, kada filtrus reikia keisti. Filtrus rekomenduojama keisti, kuomet yra skirtumas tarp miesto ir jūsų vandentiekio apie 1 barą. Tai vat, o iš lauko mūsų kranas atrodo taip. Šiai akimirkai esam iškišę daugiau negu 20 cm, dėl to, kad šiltinsim pavasarį pamatą. Ir tam, kad nebegrįžt prie šito mazgo, mes pasidarėm didesnį vamzdį. Pasidarėm 2 kranelius. Tai vienas kranelis atsukimui taip vandens, o kitas kranelis bus pajungimo šlanga. Tiek tos čia sistemos iš lauko pusės. Šiam kartui turbūt tiek su vandentiekio sistema ir jos pristatymu. Ir toliau lauksim sekančių darbų, kuomet reikės bandyti keistis šitą įvadą, šitą vietą, nes mums, kiek žinoma, reikės šitoje vietoje prasikasti 0,5 metro gylyje, tai čia gausis, kad mes lysim netgi po pamatu, tai tą darysim iš vidaus. Čia išsidaužysim, kadangi šitas mazgas jis eina tokiu 9 laipsnių kampu ir į gatvę atšaka eina, tai mums reikia pasiekti tą 9 laipsnių kampą, jį nusipjauti lygiai, kad galėtume prakišti plastikinį vamzdį. Tai šiam kartui tiek, ačiū, kad žiūrėjot, paprenumeruojam kanalą, paspaudžiam laiką, paspaudžiam pasidalinti su draugais ir iki kitų kartų.